Na tai kokios emocijos po tokių rungtynių? Tai kaip čia galima pasakyti? Aišku, smagu Rūbiniai laimėti ir gert alų iš džiaugsmo, ne iš liūdesio. O kalbant apie rungtynes, būtent detaliau, tai kaip apibendrintumėt, nes antro kėlinio vidury tikrai neatrodė labai pozityviai reikalai. Nu jo, bet komanda supranta, kad mes šiandien buvo generalinė repeticija prieš atkrintamųjų varžybų seriją. Suprantam, kad reikėjo revanšuotis už paskutinės varžybas čionais. Mes supratom, daug treniravomės, trenerio šiandien nėra, jam linkėjimai, jisai serga. Tai čia dar motivavo mus, aišku, kitose varžybose būtų gerai, kad būtų, nes ant salelio buvo nemažai chaoso, bet gal padeda. Tai iš tikrųjų turėjom šiandien daug motivacijos ir net nenužudė tie 3 ar 4 varšiai persvarą ir taip pat pasisekė. O manot, kad toks rezultatas ir Elektrėniškių pergalė tokiam mače reiškia, kad tikrai žada daug intrigos finalo dvikovą? Nenorėčiau nuvertinti nei vienų, bet šiandien parodė, kad turbūt bus ir pratęsimų, ir baudinių serijų ir tikrai nepasiduosim nei jie, nei mes. Ačiū ir sėkmės. Koks būtų tavo bendras komentaras apie rungtynės? Manau, kad vyručiai tikrai stengiasi, bet antras kėlinys užžlugdė mus, 4 golai per 10 minučių. Nemanau, kad tai yra normalu ir tiesiog palūžom. Tiek. O antram kėlinį būtent atrodė, kad tikrai pargubdysit energiją šiandien, bet jie sugebėjo atsitiesti. Kaip manot, ar čia jūsų labiau toks atsipalaidavimas, ar energija tiesiog puikiai? Gal ir atsipalaidavom, sunku pasakyti, atrodo, bet gal ir atsipalaidavom, atrodo, kad tiesiog, taip neturi kristi, kokie 4 greiti golai, tiesiog, taip nevyksta sporte, bet kai vyksta, jau tiesiog žlugdo komanda. Ir rungtynėse tikrai susikūrėte nemažai progų, tačiau turbūt biški pritrūko išnaudojime. Ar manot, kad tai irgi kažkoks varžovo nuvertinimas ar tiesiog atsipalaidavimas? Gal irgi tas pats po antro kėlinio atrodo buvo daugiausiai gal net šansų, bet irgi tai šansai neišnaudoti, tada prasideda stresas, kad nepavyksta dar kažkas ir tiesiog viskas sukrenta kaip sukrenta. O būtent toks rezultatas ir energijos pirma pergalė prieš jūs, ar manot, kad tai žada daug daugiau intrigos Lietuvos ledo ritulio čempionato finale? Kaip čia pasakęs, vis tiek žaisim, tai žaisim, ką intrigos, ar taip, intrigos visada būna su mumis šitam dviem komandom. Tai žiūrėsim, kaip bus finale. Ačiū, sėkmės. Ačiū.